Sveiki visiems, kas klausotės. Šiandien imamės vieno šaltinio, tai yra straipsnio apie tą elementą, kurį gal kartais pamirštam, bet jis reklamos sėkmei yra, gyvybiškai svarbus. Kalbam apie raginimą veikti, ar ne? Ta CTA. Būtent call to action. Ir mūsų misija šiandien pažiūrėti, kaip šitas atrodytų paprastas mygtukas ar frazė gali tapti tokiu slaptu ginklu verslui. Ypač tiems, kas, samdo reklamos agentūras. Ką jos turėtų žinoti? Tai va, kas tas CTA ir kodėl jis toks svarbus? Labai gerai pastebėta. Dažnai galvoja, čia tik mygtukas pirkti. Bet ne. Tai yra psichologinis tiltas, sakyčiau. Tas momentas, kai žmogus iš susidomėjusio virsta veikiančiu. Perka, registruojasi, pildo formą. Ir gerai padarytas CTA, jis tikrai gali lemti skirtumą tarp, tiesiog pamatyto skelbimo ir realaus rezultato verslui. Tai šiandien ir pažiūrėsim, kaip jį padaryti, kad jis ne šiaip reiktų, žiūrėk čia, bet kad ir įtikintų paspaust. Gerai, tai pradedam nuo esmės. Kas yra tas efektyvus CTA pagal šitą šaltinį? Straipsnyje labai aiškiai sako, turi būti vienas konkretus veiksmas. Jokios painiovos. Bet va kas įdomu. Ar kada pagalvojot, kodėl vienus mygtukus norisi spausti, o kitų net nepastebim? Čia atrodo smulkmena, bet slypi visa psichologija. Tikrai taip. Ir šaltinės, ir šiaip geroji praktika išskiria tokius 5 kertinius dalykus. Būtinas. Pirma, matomumas. Jis turi tiesiog šviesti. Kontrastingos spalvos, dydis normalus, vieta gera. Čia ne šiaip grožis, čia funkcionalumas. Jei nemato, nespaus. Paprasta. Logiška. Antra, aiškumas. Ką daryt ir ką išgausi. Turi būti viena mintis, aiški. Pavyzdžiui, gauk nemokamą gidą. Yra daug aiškiau negu koks nors sužinok daugiau. Žmogus turi iškart suprast. Aha, be jokių ten spėlionių. Trečia, lūkesčių valdymas. Ką žadi mygtuke, tą ir duok paspaudus. Jei nuolaida, tai nuolaida. Jei netitiks, tai pasitikėjimas iškart krenta. Supratau. Ketvirtas, stiprus veiksmažodžiai. Visi tie atrask, pradėk, gauk, prisijung, jie turi Daugiau energijos. Daugiau nei pasyvus ar nekonkretus žodžiai. Jie tarsi stumtelė veikti. Supratau. Ir penkta, kas ypač svarbu, manau, tiems verslo savininkams, kurie dirba su agentūromis, testavimas. Nėra vienos stebuklingos CTA. Reikia daryti AB testus. Bandyti skirtingus žodžius, spalvas, vietas, tai yra būtina. Ir agentūra turėtų tai daryti. Tai ne šiaip savo išlaidos, tai investicija į geresnį rezultatą. Gerai, o pavyzdžiui, straipsnyje ten minimos kelios frazės, kurios dabar ypač gerai veikia, ką jos rodo, tarkim, pradėkite nemokamai arba rezervuokite vietą dabar. Kodėl būtent šitos tokios veiksmingos? Kas čia per kabliukas? Geri pavyzdžiai. Jie rodo skridingas taktikas. Pradėkite nemokamai, tai mažina baimę riziką. Lengviau pradėti. Rezervuokite vietą dabar arba gaukite nuolaidą dabar, čia jau skubos jausmas. Žinai, tas FOMO, baimė praleisti progą. Atsisiųskite nemokamą gidą, siūlo aiškiai vertą už paspaudimą. Prisijunkite prie bendruomenės, apeliuoja į norą priklausyti. Tai va, svarbiausia suprasti, kas motyvuoja tavo auditoriją ir koks kampanijos tikslas. Ir agentūra turėtų ne šiaip įrašyti kažką, bet paaiškinti, kodėl renkasi būtent tokią strategiją. Šaltinis dar mini tokią logišką kūrimo eigą. Tikslas, auditorija, aiškus žodžiai, matomumas ir tas testavimas. Atrodo nuoseklu. Tiksliai. Ir ten ta lentelė šaltinyje gerai viską apibendrina. Aiškumas duoda supratimą, matomumas paspaudimus. Motyvacija per tuos stiprius žodžius ir vertę skatina veikti. Skubos jausmas kartais pagreitina konversijas. Tuos veiksmus, kurių norim pirkimus, registracijas. O testavimas leidžia viską optimizuoti. Tai yra nuolatinis procesas. Verslui svarbu suprasti, kad agentūra turėtų nuolat tuos CTA tobulint, remdamasi duomenimis, ne šiaip iš akies. Tai va, apibendrinant šio šaltinio mintis, CTA pasirodo nėra tik kažkokia dizaino detalė. Tai rimtas strateginis įrankis. Reikia ir psichologijos, ir aiškumo, ir nuolatinio matavimo, tobulinimo. Ir tiems verslo savininkams, kas dirba su agentūrom, tai toks signalas verta klausti. Kaip kuriat tuos CTA? Ką testuojat? Kokie rezultatai? Nes čia gali slypėti raktas į daug efektyvesnę reklamą.
Visiškai teisingai. Sėkmingas CTA tiesiogiai veda prie verslo tikslų. Tikrai taip. Ir gal pabaigai tokia mintis pamastymui. Mhm. Žinai, kiekvienas tas CTA mygtukas yra kaip pažadas. Ką paspaudė žmogus ras. Tai kaip užtikrinti, kad ta patirtis po paspaudimo, tas puslapis, tas pasiūlymas ne tik atitiktų pažadą, bet gal net jį viršytų. Ir kaip tas vientisumas, tas pažado tesėjimas veikia ilgalaikį kliento pasitikėjimą ir lojalumą.